Katulų šauksmas. Tokių didingų galių ar būtybių galbūt išliko. Išliko iš neįtikėtinai tolimo laikotarpio, kai sąmonė galėjo reikštis formomis seniai išnykusiamis prie žmonijos pažangos bangą. Formomis, kurių skrajojantį atgarsį užfiksavo tik poezija ir legendos. Pavadindamos jas dievais, monstrais, mitinėmis būtybėmis. Algernon Blackwood. Pirmas skyrius. Siaubas Molyje. Didžiausias pasaulio gailestingumas, manau, yra žmogaus proto nesugebėjimas susijęti visos savo turimos informacijos. Mes gyvename ramioje nežinojimo saloje, apsuptoje begalybės juodųjų jūrų, ir nebuvo lemta, kad mes keliautume per jas toli. Mokslai, kiekvienas traukiantis į savo pusę, iki šiol mums padarė mažai žalos. Tačiau ateis diena, kai atskirų žinių sujungimas atvers tokias siaubingas realybės gelmes ir mūsų klaikų vaidmenį joje, kad mes arba išprotėsime nuo šios tiesos, arba bėgsime į naujo tamsaus amžiaus saugumą. Teosofai yra nujautę didingą kosminį ciklą, kuriame mūsų pasaulis ir žmonija tai yra trumpalaikės smulkmenos. Jie užsiminė apie šiurpius išlikimus, kurių aprašymai stingdytų kraują, jei nebūtų užmaskuoti raminančiu optimizmu. Tačiau ne iš jų kilo ta viena vienintelė uždraustų amžių akimirka, kuri mane šiurpina, kai apie ją galvoju, ir varo iš proto, kai sapnuoju. Kaip ir visos baisios tiesos įžvalgos, jie atsirado netikėtai, dėl atsitiktinio detalių sujungimo. Šiuo atveju tai buvo senas laikraščio straipsnis ir mirusio profesoriaus užrašai. Tikiuosi, kad niekas kitas šios dėlionės neužbaigs. O kol gyvensiu, niekada tyčia neprisidėsiu prie tokios baisios grandinės kūrimo. Manau, kad ir pats profesorius siekė tylos dėl to, ką žinojo, ir tik staigi mirtis sutrukdė jam sunaikinti savo užrašus. Mano pažintis su šia paslaptimi prasidėjo 1926–27 metų žiemą, kai mirė mano prosenelis Džordžas Gamelis Angelas, Brown universiteto Providence, Rhode Islande, semitinių kalbų profesorius emeritas. Profesorius Angelas buvo plačiai žinomas kaip senųjų raštų ekspertas, kurio nuomonė dažnai pasitikėdavo didžiausių muziejų vadovai. Todėl daugelis galėjo prisiminti jo netektį, ypač vietiniu mastu, nes mirties aplinkybės liko neaiškios. Jis buvo pastebėtas grįžtantis iš Newport laivo ir, anot liudininkų, staiga sukniubo po to, kai jį netyčia pastūmė jūrininko išvaizdos juodaodis, atėjęs iš vieno keisto tamsaus skersgatvio, kuris kirto statų šlaitą, trumpiausią kelią nuo uosto iki Velionio namų Williams gatvėje. Gydytojai nerado jokių akivaizdžių negalavimų, tačiau po ilgų svarstymų nusprendė, kad jo mirtį greičiausiai lėmė nežymus ir širdies sutrikimas, sukeltas staigaus lipimo į statų kalną. Tuo metu aš neturėjau pagrindo abejoti šią išvadą, tačiau vėliau aš pradėjau abejoti. Kadangi buvau jo paveldėtojas ir testamentinis vykdytojas, privalėjau atidžiai peržiūrėti visus jo dokumentus. Dėl šios priežasties aš perkeliau visus jo archyvus į savo namus Bostone. Didžioji dalis surinktos medžiagos vėliau buvo perduota Amerikos archeologiniai draugijai. Tačiau viena dėžė mane glumino labiausiai. Jos nenorėjau rodyti niekam. Ji buvo užrakinta ir tik peržiūrėjęs profesoriaus kišenėje rastą rakto ryšulį, pagaliau radau raktą ją atidaryti. Tačiau atidarius viduje nebuvo nieko, kas būtų sumažinę mano nerimą. Priešingai, paslaptis tik dar labiau pagilėjo. Kasgi galėjo reikšti tas keistas molines reljefinės plokšteles ir padrikus nerišlius užrašus? Ar mano prosenelis paskutiniais savo gyvenimo metais tapo lengvatikiu, pasiduodančiu primityviausiamis apgavystėms? Nusprendžiau surasti keistąjį skulptorių, kuris matyt atsakingas už šį jo ramybės sudrumstimą. Reljefas buvo grubiai išpjautas stačiakampis, mažiau nei colio storio ir maždaug 5–6 coliais pločio. Akivaizdus modernus dirbinys. Tačiau jo raštai ir forma visiškai netitiko šiuolaikinio meno. Net patys laukiniai kubizmo ar futurizmo eksperimentai retai perteikia tą keistą, bauginančiai taisyklingą struktūrą, kuri primena priešistorinius rašmenis. Nes tai be abejo buvo rašmenis. Tačiau nepaisant ilgametės patirties su savo prosenelio kolekcijomis,
Aš nesugebėjau jų priskirti jokiai žinomai kalbai ar rašto sistemai. Virš tų paslaptingų hieroglifų buvo išraišyta figūra. Keista, neaiškiai nupiešta, bet akivaizdžiai su intencija vaizduoti tam tikrą būtybę. Tik sergančios fantazijos protas galėjo sukurti tokią pabaisą. Jei reikėtų apsakyti, tai mano lakios vaizduotės akyse tuo pačiu metu susiliejo aštuonkojis, drakonas ir iškreipta žmogaus karikatūra. Tai būtų tiksliausias šio reljefo apibūdinimas. Minkšta, čiuptuvais nusėta galva kybojo virš groteskiško žvinuoto kūno su rudimentiniais sparnais, bet labiausiai šiurpą kėlė pati figūros kontūrų esmė. Kažkas nesuvokiamo, prieštaraujančio gamtos dėsniams. Už būtybės nugaros buvo išraižytas mistiškas, ciklopinis architektūrinis fonas. Šalia šio keisto radinio gulėję užrašai buvo surašyti profesoriaus Angelo ranka, skuboti, padriki, be jokio literatūrinio polinkio. Pagrindinis dokumentas turėjo antraštę Katulų kultas, kuri buvo kruopščiai išrašyta stambiomis raidėmis, tarsi autorius būtų norėjęs užtikrinti, kad šis vardas nebūtų perskaitytas klaidingai. Rankraštis buvo padalintas į dvi dalis. Pirmoji buvo pavadinta taip: 1925 sapnai ir sapnų vizijos H.A. Wilcoxo. 7 Tomas gatvė, Providence'as, Rhode Islandas. O antroji dalis – inspektoriaus Johno R. Legrasės pasakojimas. Bienville gatvė 121, Naujasis Orleanas, AAS susirinkimas 1908 metais. Pastabos apie tą patį bei profesoriaus Webo ataskaitą. Likę dokumentai buvo tik trumpi užrašai, kurių turinys varijavo nuo keistų skirtingų žmonių sapnų aprašymų iki ištraukų iš teosofinių knygų bei žurnalų, ypač W. Scott Elioto Atlantida ir prarastoji Lemūrija. Likusios išnašos buvo pastabos apie slaptas draugijas ir ilgai išlikusias uždaras sektas, remiantis tokių mitologinių ir antropologinių šaltinių kaip Frazero auksinė šakelė ir Mrs. Muri raganų kultas vakarų Europoje ištraukomis. Laikraščių iškarpos dažniausiai minėjo keistus psichinius sutrikimus, masinius beprotybės protrūkius bei grupinės manijos atvejus, ypač 1925 metų pavasarį. Pagrindinio rankraščio pirmoji pusė pasakojo keistą ir neįprastą istoriją. Iš jo matyti, kad 1925 metų kovo 1 dieną pas profesorių Angelą apsilankė liesas, tamsiaplaukis jaunuolis su neramiu įsitempusiu žvilgsniu. Jis atsinešė tą keistąjį molinį reljefą, kuris vis dar buvo drėgnas ir ką tik nulipdytas. Jo vizitinė kortelė skelbė vardą Henris Antonis Wilcoxas. Ir mano dėdė iškart jį atpažino kaip vienos gerai žinomos šeimos sūnų, nors ir menkai pažįstama, tačiau kilusi iš padorios giminės. Wilcoxas studijavo skulptūrą Rhode Islando dizaino mokykloje ir gyveno vienas Fleur de Lis pastate netoli universiteto. Jis buvo ankstyvo talento žmogus, pripažintas kaip gabus, bet keistas. Nuo pat vaikystės jis garsėjo keistomis istorijomis ir sapnais, kurios nuolat pasakodavo aplinkiniams. Pats jis save vadino psichiškai ypatingai jautriu, tačiau senosios komercinės miesto bendruomenės žmonės jį tiesiog laikė keistoliu. Jis niekada pernelyg nebendravo su kitais, laikui bėgant vis labiau tolindamas save nuo visuomenės. Dabar jį pažinojo tik siauras estetų ratas iš kitų miestų. Net ir Providence'o meno klubas, kuris siekia išlaikyti savo konservatyvumą, galutinai prarado viltį į jį įtraukti į savo veiklą. Ta dieną, kai jis apsilankė pas profesorių, kaip rašoma rankraštyje, Wilcoxas iškart tiesiai šviesiai paprašė, kad šis įvertintų reljefe išraižytus hieroglifus. Jis kalbėjo svaigiu, kiek teatrališku tonu, kuris sudarė dirbtinumo įspūdį ir nekėlė jokios simpatijos. Profesorius reagavo skeptiškai, nes akivaizdus reljefo šviežumas mažai ką turėjo bendro su archeologija. Tačiau Wilcoxo atsakymas, kuris taip sukrėtė mano dėdę, kad jis užrašė jį žodis žodin,
nuskambėjo keistai poetiškai, tarytum būtų ištrauktas iš kitos epochos. Taip, jis naujas, nes aš jį padariau praėjusią naktį, sapnuodamas keistus miestus. O sapnai mano senesni už mintijantį tyrą, už susimaščiusi sfinksą ar sodais apsuptą Babiloną. Būtent tada Vilkokas ėmė pasakoti padriką keistą istoriją, kuris staiga sužadino seniai snaudusius prisiminimus ir bematant uždegė mano dėdės liguisto susidomėjimą. Praėjusią naktį, kaip tik tuo metu, kai Naujojoje Anglijoje buvo nedidelis žemės drebėjimas, vienas didžiausių per pastaruosius metus, Vilkoką apėmė keistas sapnas. Jis regėjo milžiniškus ciklopinius miestus, pastatytus iš titaniškų akmens blokų ir dangų siekiančių monolitų. Visą tai apsamanoje dregnino žalios gleivės, alsuojantis paslėptų neapčiuopiamų siaubu. Hieroglifai dengė sienas ir kolonas, o iš kažkur giliai po žeme skambėjo balsas, kuris nebuvo balsas, chaotiškas, nesuvokiamas garsas, kurį tik vaizduoti galėjo paversti suvokiamą vibraciją. Vilkokas pabandė jį atkurti kaip beveik neištariamą raidžių kratinį. Katu fatragn. Būtent ši neįprasta frazė išplėšė iš užmaršties kažkas seniai užslėpto, pažadino profesoriaus Angelo atmintį ir akimirksniu jį sudrumstė. Jis pradėjo kruopščiai, metodiškai kamantinėti skulptorių, o jo akis beprotiškai lakstė po reljefo paviršių. Vilkokas vėliau pasakojo, kad profesorius keikė savo senatvę, esą jiem trukdė iš karto suprasti tiek hieroglifus, tiek pačią vaizduojamą būtybę. Daugelis jo klausimų Vilkokui pasirodė visiškai ne vietoje, ypač tie, kurie bandė susijęti jį su paslaptingomis sektomis ar draugijomis. Jaunuolis nesuprato ir keistų tylėjimo priesaikų, kurias profesorius vis kartojo mainais už prisipažinimą, kad priklauso kažkokiai plačiai paplitusiai mistiniai ar pagoniškai religiniai bendruomeniai. Kai Angelas pagaliau įsitikino, kad Vilkokas neturi jokių ryšių su jokiomis kulto grupuotėmis ir visiškai nieko apie tai nežino, jis užvertė jį prašymais nuolat pranešti apie būsimus sapnus. Tai netrukus davė vaisių. Rankraštyje buvo užfiksuota, kad po pirmojo susitikimo Vilkokas kasdien lankydavosi pas profesorių, pasakodamas apie vis naujus košmariškus sapnus. Visų jų esmė visada buvo ta pati. Didžiuliai, tamsūs, drėgni, ciklopiniai akmenys ir balsas iš požemių, kuris nebuvo balsas, o kažkas nesuvokiama, nežmoniško. Tai buvo ženklai, kurių neįmanoma užrašyti. Tačiau du garsai kartodavosi dažniausiai. Juos profesorius užrašė taip: Cthulhu ir R'lyeh. Kovo 23 diena. Rankraštis tęsiasi. Ta dieną Vilkokas nepasirodė. Jo kambaryje niekas neatsiliepė. Nerimą keliantis klausimai galiausiai atvedė į atsakymą. Jis buvo staiga susirgęs, paslaptinga, nepaaiškinama karštinė ir išgabentas į šeimos namus Waterman gatvėje. Ta naktį jo siaubingi kliksmai pažadino visą pastatą. Ir nuo tos akimirkos jis sviravo tarp sąmonės netekimo ir kliedesių. Profesorius Angelas iš karto paskambino šeimai. Nuo tos dienos jis atidžiai sekė ligos eigą. Nuolat lankėsi daktaro Tobio kabinete Tėjerio gatvėje, kuris šis rūpinosi pacientu. Jaunuolio protas vis klajojo tarp beprotybės ribų. Gydytojas jis kartais net pats krūptelėdavo pasakodamas, ką išvysdavo per karščiuojančio Vilkoko būdravimo akimirkas. Tai nebuvo vien keistų sapnų kartojimas. Tai buvo kažkas daugiau. Tai buvo kliedesiai, nesuvokiami, siaubingi, beveik neliečiami žmogaus sąmonės. Jis šnekėjo apie kažką milžiniško, kažką, kas buvo aukštesnis nei kalnai, kažką, kas judėjo, šliaužė ar grimzdo per tamsą. Tai buvo jis. Bet kas buvo tas jis? Vilkokas niekada iki galo nepaaiškino. Tačiau beprotiškos frazės, kurias daktaras Tobis girdėjo tarp siaubingų šauksmų, nepaliko Angelui jokios abejonės. Jaunuolis sapnavo tą patį monstrą, kurį jis pats buvo matęs savo košmariškoje vizijoje. Ir dar vienas dalykas.
Kiekvieną kartą, kai Vilkokas pradėdavo šnekėti apie šią nežmonišką būtybę, kai jo balsas virsdavo beprotybės šauksmu, kūnas sustingdavo, akys tuščiai smigdavo į lubas ir jis nugrimzdavo į gilų, sustingusi letargą. Profesorius Angelas rašė, kad tai nebuvo paprasta psichozė. Temperatūra beveik normali, tačiau būsena tarsi jį būtų užvaldęs kažkas iš už šios realybės ribų. Balandžio 2 diena, 15 valandą. Liga baigėsi. Staiga. Vilkokas atsisėdo lovoje, žvalus, nesuprasdamas, kur yra. Visiškai nieko neatsiminė. Nei sapnų, nei šauksmų, nei nežemiškos būtybės. Jis buvo sveikas. Po 3 dienų grįžo į savo butą. Profesorius Angelas daugiau nieko iš jo neišgavo. Nuo tos akimirkos visi sapnai išnyko. Ištisi mėnesiai be jokių ženklų, be jokių vizijų. Tik įprasti, nuspėjami žmogiški sapnai. Čia baigėsi pirmoji rankraščio dalis, tačiau kai kurios padrikos pastabos mane ilgai nedavė ramybės. Tiek, kad vienintelis dalykas palaikęs mano skeptišką požiūrį į Vilkoką buvo mano įsišaknijęs racionalumas. Tos mano minimos padrikos pastabos apėmė įvairių žmonių sapnų aprašymus, sutampančius su laikotarpiu, kai jaunasis Vilkokas patyrė savo keistas vizijas. Panašu, kad mano dėdė greitai ėmėsi neįtikėtinai plataus tyrimo, apklausdamas beveik visus savo pažįstamus, kurios galėjo, prašydamas jų kasnakt pateikti sapnų ataskaitas ir užfiksuoti visus neįprastus reginius, kuriuos jie galėjo patirti per tam tikrą laikotarpį. Jo užklausų priėmimas atrodo buvo įvairus, tačiau jis bent jau turėjo gauti daugiau atsakymų, nei paprastas žmogus būtų galėjęs apdoroti be sekretoriaus pagalbos. Originali ši korespondencija nebuvo išsaugota, tačiau jo pastabos sudarė išsame ir iš tikrųjų reikšmingą santrauką. Paprasti visuomenės ir verslo žmonės, tradicinis Naujosios Anglijos visuomenės druskos sluoksnis, davė beveik visiškai neigiamus rezultatus. Nors kai kur pasitaikė padrikų atvejų apie neramius, bet beformius naktinius įspūdžius, kurie visada pasirodydavo tarp kovo 23 ir balandžio 2 dienos, jaunojo Vilkoko kliedesių laikotarpiu. Mokslininkai buvo paveikti šiek tiek labiau, nors 4 neaiškus aprašymai užsimena apie trumpalaikius keistus peizažų blyksnius, o viename atveje buvo minima baimė dėl kažko nenormalaus. Bet atsakymai, kurie buvo reikšmingiausi, manau, atėjo iš menininkų ir poetų. Ir aš žinau, kad panika būtų kilusi, jeigu jie būtų galėję palyginti savo užrašus. Kadangi originalių laiškų nebuvo išlikę, aš iš dalies įtariau, kad sudarytojas galėjo užduoti klausimus taip, kad gautų norimus atsakymus. Arba galbūt net redagavo korespondenciją taip, kad ji patvirtintų jo iš anksto susiformuotą nuomonę. Štai kodėl aš ir toliau maniau, kad Vilkokas kažkokiu būdu susipažinęs su senaisiais duomenimis, kurios turėjo mano dėdė, apgaudinėjo patyrusį mokslininką. Taigi šie estetikos atsakymai pasakojo nerimą keliantį pasakojimą. Nuo vasario 28 iki balandžio 2 dienos didelė jų dalis sapnavo labai keistus dalykus, o sapnų intensyvumas buvo nepalyginamai stipresnis tuo metu, kai skulptorių buvo apėmę kliedesiai. Daugiau nei 1/4 tų, kurie apskritai ką nors pranešė, sapnavo vaizdus ir neaiškius garsus, kurie buvo labai panašus į tuos, kuriuos buvo aprašęs Vilkokas. Kai kurie sapnuotojai net prisipažino jautę aštrią baimę dėl milžiniško, bevardžio dalyko, kuris pasirodydavo sapnų pabaigoje. Vienas atvejis, kuris rankraštyje buvo aprašytas su ypatingu pabrėžimu, buvo itin liūdnas. Nukentėjęs asmuo, plačiai žinomas architektas, turėjęs polinkį į teosofiją ir okultizmą, visiškai išprotėjo tą pačią dieną, kai jaunojo Vilkoko būklė pablogėjo. Ir po kelių mėnesių mirė, nuolat klykdamas ir maldaudamas išsigelbėti nuo kažkokios iš pragaro pabėgusios būtybės. Jei mano dėdė būtų nurodęs šias bylas vardais, o ne vien skaičiais, aš tikrai būčiau pabandęs rasti jų patvirtinimą ar atlikti asmeninį tyrimą. Tačiau tokių duomenų neturėjau ir man pavyko atsekti tik kelis atvejus. Tačiau visi jie visiškai patvirtino dėdės pastabas.
Aš dažnai galvoju, ar visi žmonės, į kuriuos kreipiasi profesorius, jautėsi tokie pat sutrikę, kaip tie keli, kuriuos pavyko surasti. Gerai, kad joks paaiškinimas jų niekada nepasieks. Tuo tarpu laikraščių iškarpos, kaip jau užsiminiau, apėmė panikos, beprotybės ir keistenybių atvejus per minėtą laikotarpį. Profesorius Angelas matyt buvo pasitelpęs iškarpų biurą, nes surinktų ištraukų skaičius buvo milžiniškas, o jų šaltiniai išsibarstė per visą pasaulį. Štai naktinė savižudybė Londone, kur vienišas miegantis žmogus po kraupaus riksmų šuolio iškrito pro langą. Štai padrikas laiškas Pietų Amerikos laikraščio redaktoriui, kuriame fanatikas iš savo vizijų daro niūrias išvadas apie ateitį. Pranešimas iš Kalifornijos pasakoja apie teosofų koloniją, kuri masiškai apsirenkė baltomis skraistėmis, laukdama kažkokio šlovingo išsipildymo, kuris niekada neatėjo. O pranešimai iš Indijos užsimena apie rimtus vietinius neramumus kovo pabaigoje. Haičio saloje padaugėjo vudų apeigų, o Afrikos pasienio postuose girdimi grėsmingi šnabždesiai. Amerikiečių kariniai pareigūnai Filipinuose pastebi tam tikrų genčių neramumus šio laikotarpio, o Niujorko policininkai kovo 22-23 naktį susiduria su isteriškai nusiteikusiais levantiečiais. Airijos vakaruose sklando pašėlę gandai ir legendos, o dailininkas Ardoja Bono Paryžiaus pavasario salone 1926 eksponuoja šventvagišką paveikslą Sapnų peizažas. Tiek daug su beprotybė susijusių atvejų psichiatrijos ligoninėse, kad tik stebuklas galėjo sutrukdyti medikų bendruomeniai pastebėti keistus sutapimus ir daryti gluminančias išvadas. Keistai susietų iškarpų rinkinys. Ir dabar man sunku įsivaizduoti tą abejingą racionalumą, su kuriuo anuomet jį atmečiau. Tačiau tuo metu buvau įsitikinęs, kad Vilkokas kažkokiu būdu jau buvo susipažinęs su senesniais profesoriaus minėtais faktais. Antrasis skyrius. Inspektoriaus Legrasės istorija. Visa ši senoji informacija, tai, kas suteikia skulptoriaus sapnams ir reljefui tokį didelį svorį profesoriaus Angelo akise, sudarė antrąją jau ilgo rankraščio dalį. Pasirodo, kad profesorius jau anksčiau buvo matęs tas siaubingas bevardės pabaisos formas, susidūręs su nežinomais hieroglifais ir girdėjęs tas grėsmingus skiemenis, kurios galima užrašyti tik kaip Cthulhu. Ir visa tai buvo įvykę tokiame siaubingame kontekste, kad nieko keisto, jog jis taip pat kakliai kamantinėjo Vilkoką, siekdamas daugiau detalių. Ši ankstesnė jo patirtis nutiko dar 1908 metais, prieš 17 metų, kai Amerikos archeologijos draugija surengė savo metinį susitikimą St. Louis'e. Profesorius Angelas, kaip savo srities autoritetas, buvo viena iš pagrindinių figūrų diskusijose. Todėl nieko nuostabaus, kad tarp įvairių smalsuolių, pasinaudojusių progą užduoti klausimus ekspertams, jis buvo vienas pirmųjų, į kurį kreipėsi žmonės su įvairiomis keistomis užklausomis. Pagrindinė figūra šių smalsuolių tarpe ir netrukus viso renginio dėmesio centras buvo eilinis paprastos išvaizdos vidutinio amžiaus vyras, kuris atvyko iš Naujojo Orleano, ieškodamas tam tikros informacijos, kurios negalėjo gauti niekur vietoje. Jo vardas buvo Jonas Raymondas Legrasė ir jis dirbo policijos inspektoriumi. Su savimi jis atsinešė savo apsilankimo priežastį – groteskišką, atstumiančią ir akivaizdžiai labai senovinę akmeninę statulėlę, kurios kilmės negalėjo niekaip paaiškinti. Svarbu suprasti, kad inspektorius neturėjo jokio susidomėjimo archeologija. Jo vizito motyvai buvo visiškai profesiniai. Ši statulėlė, ar tai buvo stabmeldystės objektas, fetišas ar kažkas kita, buvo konfiskuota prieš kelis mėnesius per policijos reidą pietiniuose Naujojo Orleano pelkynuose, kur pareigūnai užklupo įtartiną vudų ritualą. Tačiau šio kulto apeigos buvo neįprastai baisios. Policija greitai suprato, kad tai nebuvo joks jiems žinomas vudų. Tai buvo kažkas dar tamsesnio. Kažkas, kas savo siaubingumu pranoko net didžiausias Afrikos vudų sektas. Apie statulėlės kilmę nebuvo galima sužinoti nieko, išskyrus absurdiškus visiškai neįtikėtinus pasakojimus,
kuriuos pavyko išpešti iš sulaikyto kulto narių. Būtent todėl policija nusprendė kreiptis į specialistus. Jie tikėjosi, kad kažkas iš archeologų galės padėti išsiaiškinti šio šiurpaus simbolio kilmę, o per jį galbūt atsekti patį kultą iki jo tikrojo šaltinio. Inspektorius Legrasė nebuvo pasiruošęs tam, kokį poveikį jo atsivežta statulėlė sukels. Vos tik ją išvydo, mokslininkai akimirksnį susijaudino ir susibūrė aplink, norėdami iš arčiau įžiūrėti į šį mažytį, bet pribloškiantį objektą. Jo visiškai svetimumas ir aiškiai juntamas senovės svoris atrodė lyg langas į netvertus ir užmirštus archaiškus laikus. Jokia žinoma skulptūros mokykla nebuvo įkvėpusi šio siaubingo kūrinio, tačiau jo blanki, žalsvai patamsėjusi medžiaga, kurios negalėjo priskirti jokiam konkrečiam akmeniui, atrodė įrašanti į jį ištisus amžius, galbūt net tūkstantmečius. Statulėlė, kurią galiausiai ėmė perdavinėti iš rankų į rankas atidesniai analizei, buvo maždaug 7-8 colių aukščio ir pagaminta su stulbinančiu kruopštumu. Ji vaizdavo monstrą su neaiškiai antropoidinė forma, bet su aštuonkojo galva, kurios veidą dengia besiraiskantis čiuptuvai. Kūnas buvo žvinuotas, tarsi guminis, o priekinės ir galinės kojos buvo aprūpintos galingais, aštriais nagais. Už nugaros kišojo ilgi, siauri sparnai. Šis siaubą keliantis padaras buvo kiek išsipūtęs, beveik nutukęs, o jo laikysena buvo grėsmingai įsitempusi. Jis tupėjo ant stačiakampio pagrindo, kurį dengė nesuprantami simboliai. Sparnų galiukai siekė pakilos galinį kraštą, tuo tarpu susigūžusios galinės kojos tarsi besikabinusios rėmėsi į priekinį kraštą, o jų ilgi lenkti nagai siekė maždaug 1/4 stovo aukščio. Galva buvo palinkusi į priekį, o čiuptuvai lietė didžiulės priekinės letenas, kurios sugniaužtos laikės pritrauktus kelius. Kiekviena šios būtybės detalė atrodė nenatūraliai gyva, o jos nepažįstama kilmė tik dar labiau didino nerimą. Niekas negalėjo suabejoti, kad tai neapsakomai sena relikvija, tačiau ji neturėjo nieko bendra su jokia žinoma civilizacijos meno tradicija ar bet kokiu istoriniu laikotarpiu. Ne tik forma, bet ir pati medžiaga kėlė didžiulį neaiškumą. Šis muiluotas, žalsvai juodas akmuo su auksinėmis ar perlamutrinėmis gyslomis nepriminė nieko, kas būtų žinoma geologams ar mineralogams. Simboliai, išraižyti palei pagrindą, buvo tokie pat paslaptingi, net turint omenyje, kad auditorijoje buvo surinkta pusė visų žymiausių to meto ekspertų, niekas negalėjo bent kiek išvelgti jų kalbinės kilmės. Kaip ir pati skulptūra bei jos medžiaga, jie priklausė kažkam siaubingai nutolusiam nuo žmonijos. Kažkam, kas atrodė kaip praeities šešėlis, iš laikotarpių, kurį mūsų pasaulis niekada neturėjo pažinti. Ir vis dėlto, kai vienas po kito mokslininkai tik kraipė galvas, nesugebėdami pateikti nemenkiausios užuominos apie statulėlės kilmę, pasigirdo vienas balsas, priklausė žmogui, kuris jautė keistą, neaiškią pažįstamumo nuojautą, tiek dėl šios pabaisos formos, tiek dėl užrašų. Tai buvo neseniai miręs Williamas Channingas Webbas, Princetono universiteto antropologijos profesorius, kuris garsėjo ir kaip patyręs tyrinėtojas. Profesorius Webbas prieš 48 metus buvo išvykęs į ekspediciją po Grenlandiją ir Islandiją, ieškodamas runų užrašų, kurių jam taip ir nepavyko aptikti. Tačiau keliaudamas aukštai vakarinėme Grenlandijos krante, jis susidurė su keista išsigimusia eskimų gentimi ar kultu, kurios religija savotiška demonų garbinimo forma. Jį sukrėtė savo tyčiniu žiaurumu ir atgrasumu. Tai buvo tikėjimas, apie kurį kiti eskimai žinojo nedaug ir kalbėjo tik su baime, sakydami, kad jis atkeliavo iš siaubingai senų laikų, dar prieš pasaulio sukūrimą. Be bevardžio apeigų ir žmonių aukojimo šios sektos nariai atlikdavo keistus paveldimus ritualus, skirtus aukščiausiajam demonui, vadinamam Tornasuku. Profesorius Webbas buvo kruopščiai užrašęs šių apeigų fonetinį atkūrimą, kurį jam padiktavo vienas senas angekokas, žynys šamanas,
panaudodamas lotyniškas raides, kiek leido jo žinios. Tačiau svarbiausias aspektas buvo šio kulto fetišas, aplink kurį jie šoko, kai virš ledo uolų švietė šiaurės pašvaistė. Pasak profesoriaus, tai buvo labai grubus akmeninis reljefas, vaizduojantis bjaurų atvaizdą ir keistus nesuprantamus simbolius. Iš to, ką galėjo įvertinti, jis buvo labai panašus į šiuo metu susirinkimo akivaizdoje gulinti pabaisos atvaizdą. Šie duomenys sukėlė didžiulį nustebimą ir įtampą tarp susirinkusiųjų, bet Legrasė buvo sugrėstas dvigubai stipriau. Jis iškart ėmėsi kamantinėti profesorių, nes turėjo su savimi ritualo žodžius, kuriuos užrašė po reido į Luizianos pelkynų kulto susibūrimą. Jis primiktinai prašė Vebo prisiminti, kiek įmanoma tiksliau eskimų šventikų giedotą formulę. Prasidėjo išsami abiejų ritualų analizė, o paskui sekė akimirka, kai visi tarsi sulaikė kvėpavimą. Nes tiek inspektorius, tiek mokslininkas turėjo pripažinti, kad tarp dviejų geografiškai ir kultūriškai nutolusių kultų buvo nerimą keliantis sutapimas. Abi sektos, tiek eskimų šamanai, tiek Luizianos pelkynų kulto nariai, savo ritualuose kartojo beveik identišką frazę, kurios žodžių skirstimas buvo nuspėtas pagal tradicinius garsinius pertraukimus. Panglui, Milgavnah, Katulu, Ralijai, Vgah Nagl, Tagan. Legrasė čia turėjo šiokį tokį pranašumą prieš profesorių Webą, nes kai kurie jo sulaikyti kulto nariai jam buvo paaiškinę šių žodžių reikšmę, kaip ją aiškindavo vyresnieji kulto nariai. Jų pateiktas vertimas skambėjo maždaug taip. Savo namuose Ralijai, miręs Katulu, sapnuoja laukdamas. Tad dabar, reaguodamas į bendrą ir nekantrų prašymą, inspektorius Legrasė kuo išsamiau papasakojo apie savo susidūrimą su pelkynų garbintojais. Istorija, kuri, kaip mačiau mano dėdei, atrodė ypatingai reikšminga. Joje buvo kažkas iš beprotiškiausių mitų kūrėjų ir teosofų fantazijų, kažkas tokio didingo ir neaprėpiamo, kad sunku buvo patikėti, jog tai išplaukė iš tokių atmestų visuomenės paribių ir iš pusiau laukinių, kurie atrodo net neturėjo būti pajėgus kurti tokių kosminių vizijų. 1907 m. lapkričio 1 dieną Naujojo Orleano policija sulaukė desperatiško pagalbos šauksmo iš pietinių pelkių ir lagūnų regionų. Ten gyvenantis skvoteriai, daugiausiai primityvus, bet geraširdžiai Lafito vyrų palikuonys, buvo apimti gryno siaubo. Naktį juos užklupo kažkas nežinoma. Viskas rodė į vūdų. Tačiau tai buvo kažkas kitokio, kur kas baisesnio pobūdžio kultas, nei jie kada nors buvo matę. Nuo tada, kai toli gūdžiuose miškuose, į kuriuos niekas nedrįso eiti, pasigirdo be perstojo dunksintis būgnai, kai kurios moteris ir vaikai tiesiog pradingo. Iš tų girių aidėjo beprotiški šūksniai, kraujas stingdantis kliksmai, duslūs ritualiniai giedojimai ir kažkokie klastingi velniški švytėjimai. Išsigandęs pasiuntinys maldavo, žmonės negalėjo to pakelti. Taigi vėlyvą popietę 20 policininkų, susispaudę dviejose karietose ir viename automobilyje, pajudėjo į tamsą, vedami drebančio skvoterio, kuris tapo jų gidu. Pasibaigus išvažiuojamajam keliui, jie nulipo ir leidosi į tylesnį, niūresnį kelią, brisdami mylių myles per klaikius kiparisų miškus, kuriuose niekada nešvietė dienos šviesa. Aštrios šaknis ir klastingos ispaniškųjų samanų kilpos tykojo kiekviena žyme žingsnyje, o retkarčiais iš juodo dumblo kyšantis akmenų krūvų likučiai ar irti pradėjusios sienų liekanos dar labiau sustiprino tą keistą slogumą, kurį jau kėlė šie iškreipti medžiai ir pelkės grybų apaugintos salelės. Galų gale tolumoje išniro skvoterių gyvenvietė, vargingų lūšnų kratinys, iš kurio lauk išbėgo isteriški žmonės, susispėsdami aplink švytinčias žibintų liepsneles. Dabar jau buvo galima aiškiai girdėti būgnų dundesį. Jis sklido iš toli, kažkur giliai už miškų, o vėjas kartais atnešdavo stingdantį klyksmą. Tarp retų išblukusių medžių viršūnių kažkur tolumoje matėsi blausus raudonas švytėjimas, lyg iš anapusinių pasaulių. Bet niekas iš vietinių
net ir drebančių nuo baimės, nesutiko žengti nė žingsnio toliau, link tos nešventos garbinimo vietos. Taigi, inspektorius Legrasė ir jo 19 kolegų liko vieni, be gido, be pagalbos, jie pasinėrė į juodąją girios arkadą, kur niekas dar nebuvo drįsęs žengti anksčiau. Vieta, į kurią dabar žengia policija, buvo blogos reputacijos kraštas. Vieta, kurios baltieji žmonės beveik nebuvo tyrinėję ir vengė. Senose legendose buvo kalbama apie paslėptą ežerą, kurio niekada niekas nebuvo matęs, tačiau kuriame, kai buvo šnabždama, gyveno didžiulis beformis baltas polipoidas su švytinčiomis akimis. Skvoteriai tyliai pasakodavo, kad iš požeminių urvų išskrisdavo šikšnosparnių sparnais plasnojantis demonai, kad nakties viduryje garbintų šią būtybę. Jie sakė, kad ji buvo ten dar iki Ibervilio, iki Lasalio, iki Indėnų, iki laikų, kai miškose vaikščiojo įprasti žvėrės ir skraidė paukščiai. Tai buvo pati košmaro esmė. Jį pamatyti reiškia mirti. Bet jis kėlė žmonėms sapnus. Ir dėl to jie žinojo, kad geriau laikytis atokiau. Šis vudų ritualas vyko tik pačiame to prakeikto krašto pakraštyje. Tačiau ir to užteko, kad skvoterius sukaustytų ne mažesnė baimė nei siaubingi garsai ar vaizdai. Tik poezija arba beprotybė galėtų perteikti tai, ką girdėjo Legrasis vyrai, brisdami per juodą pelkę link raudonos pašvaistės ir dusliai dunksinčių būgnų. Egzistuoja garsai būdingi žmonėms ir garsai būdingi žvėrims. Ir nieko nėra baisiau, kaip išgirsti vienus ten, kur turėtų būti kiti. Gyvuliška įniršio ekstazė ir beprotiškos orgijos susiliejo į demonišką audrą. Kliksmai, staugimas ir trūkčiančios ekstazės šūksniai aidėjo tarp tamsių medžių lyg pragaro vėjai nešantis marą. Kartais šį chaotišką kakofoniją nutrūkdavo ir tada, iš to, kas skambėjo kaip gerai išmoktas choras, pasigirzdavo duslus balsai, niūniuojantis tą pačią bauginančią frazę. Panglui, mulganak, katulu, ralėjai, vagach, nagalvtagan. Tada jie pasiekė vietą, kur medžių buvo mažiau ir pamatė viską savo akimis. 4 vyrai netvirtais žingsniais atsitraukė, vienas sukniubo be sąmonės, 2 klykė iš panikos. Tačiau laimė jų balsai paskendo beprotiško ritualo keliamame chaose. Legrasė plūstelėjo pelkės vandens vyrų į veidą, bandydamas jį atgaivinti, bet visi stovėjo sustingę, drebėdami, beveik apimti hipnotizuojančio siaubo. Pelkės proskinoje plytėjo nedidelė žalia apaugusi sala, maždaug akro dydžio, be medžių ir pakankamai sausa. Būtent čia, aplink milžinišką žiedų išsidėščiusi laužą, šoko ir rangėsi žmonių išsigimimų gauja, kurios nepavaizduotų niekas išskyrus Saimą ir Angarolą. Šie nuogi hibridiniai padarai bliovė, klykė ir trūkčiojo, jų beprotiškas šėlsmas sukosi ratu, o liepsnų plyšiuose kartais pasimatydavo laužo centre stovintis didžiulis 8 pėdų aukščio granito monolitas. Ant jo viršūnės absurdiškai mažas, bet nemažiau pasibjaurėtinas ilsėjosi tas pats raižytas stabmeltiškas atvaizdas. Aplink monolitą, tiksliai išdėstytose 10 kartuvių, kabėjo žemyn galvą išniekinti kūnai, tų bejėgių skvoterių, kurie buvo dingę. Tuo tarpu kulto dalyviai šoko vidinėje apskritimo dalyje. Beprotiška procesija nesibaigiančiame siautulyje suko ratu tarp kūnų žiedo ir ugnies žiedo, judėdama iš kairės į dešinę. Galbūt tai buvo tik įsivaizdavimas, gal tik keisti aidai, bet vienas policininkų, ispanas, vardu Jose de Galvesas, vėliau man sakė, jog iš kažkur tolumoje, gūdžiame ir neapšviestame girios glūdumėje, jis išgirdo atsiliepinti balsą. Jis buvo labai įtaigus pasakotojas, bet ir linkęs į vaizduotės perteklių. Per daug mėgo vietinės legendas ir prietarus. Jis netgi užsiminė, girdėjęs tolimą,
milžiniškų sparnų plasnojimą ir trumpai pamatęs švytinčias akis bei kalną primenantį baltą siluetą, besislepiantį už tolimiausių medžių. Bet aš manau, kad jis tiesiog prisiklausė per daug vietinių pasakų. Policininkai nors ir apimti siaubo ilgai nedelsė. Pareiga buvo svarbiausia. O nors kulto dalyvių buvo arti 100, jie netrodė organizuoti ir ginkluoti. Todėl pareigūnai įsitraukė ginklus ir puolė iš šleikštulį keliantį chaosą. 5 minučių įvykius sunku net aprašyti. Smūgiai, šūviai, bandymai pabėgti. Galiausiai Legrasė ir jo vyrai sugebėjo suimti 47 niūrius, neklusnius kalinius. Privertė juos skubiai apsirengti ir sustoti į rikiuotę tarp 2 policininkų eilių. 5 kulto nariai žuvo, 2 sunkiai sužeistieji buvo nešami savųjų pagamintose improvizuotose neštuvėse. Kaip ir buvo tikėtasi, monolito viršuje esantis stabmeldiškas atvaizdas buvo atsargiai paimtas ir išgabentas kartu su Legrasė. Būstinėje, pavarginančios ir įtampos kupinos kelionės, suimtieji buvo nuodugniai apklausti. Visi jie pasirodė esą labai žemo intelekto, mišrios kilmės ir atrodo turėjo tam tikrų psichinių nukrypimų. Dauguma buvo jūreiviai, tarp jų buvo keletas juodaodžių ir mulatų, daugiausiai iš vakarų Indijos ar Žaliojo Kyšulio salų kilusių bravos portugalų, kurie suteikė šiam margam kultui, aišku, vūdų atspalvį. Tačiau netrukus tapo aišku, kad tai, kas slypėjo už šių apeigų, buvo kur kas senesnė ir gilesnė paslaptis nei bet kokia Afrikos stabmeldystė. Nors šie žmonės buvo degradavę ir neišprusę, jie visiškai nuosekliai laikėsi savo šlykštaus tikėjimo pagrindinės idėjos. Jie garbino didžiuosius senuosius. Pasak jų, šie senosios būtybės gyveno dar iki atsirandant žmonėms ir atėjo į jauną pasaulį iš dangaus. Dabar jie jau buvo išnykę, paslėpti po žeme ir jūros dugne. Tačiau jų mirę kūnai pirmajam žmogui sapnuose atskleidė jų paslaptis. Iš to ir gimė kultas, kuris niekada nebuvo nutrūkęs. Tai buvo tas pats kultas, kuris egzistavo per visą istoriją ir, kaip teigia suimtieji, visada egzistuos, pasislėpęs atokiose dykynėse ir tamsoje visame pasaulyje, iki tos dienos, kai didysis kunigas Katulu pakils iš savo tamsių namų galingajame Ralajai mieste po vandenimis ir vėl pavergs pasaulį. Vieną dieną jis pašauks, kai žvaigždės išsirikiuos tinkamai, slaptoji sekta visada bus pasirengusi jį išlaisvinti. Bet kol kas daugiau nieko sakyti negalima. Tai buvo paslaptis, kurios net kankinimai negalėjo išgauti. Žmonija nebuvo vienintelė sąmoninga jėga žemėje. Iš tamsos pas ištikimuosius iškildavo tam tikros būtybės. Tačiau jos nebuvo didieji senieji. Joks žmogus niekada jų nematė. Išraižytas stabmeldiškas atvaizdas buvo didysis Katulu, tačiau niekas negalėjo pasakyti, ar kiti senieji atrodė taip pat, ar visai kitaip. Senovinių užrašų niekas nebegalėjo perskaityti, bet paslaptis buvo perduodama žodžiu. Giedamos apeiginės frazės nebuvo tikroji paslaptis. Tai niekada nebuvo tariama garsiai, tik šnabždama. Giesmė tai reiškia vieną. Savo namuose Ralajai miręs Katulu sapnuoja laukdamas. Iš visų suimtųjų tik 2 buvo pakankamai sąmoningi, kad būtų nuteisti pakarti. Likusieji buvo uždaryti į įvairias įstaigas. Visi jie neigė dalyvavę ritualiniuose žudymuose ir tvirtino, kad aukas sudraskė juodųjų sparnų būtybės, atskridusios iš savo amžino susirinkimo vietos prakeiktose miškuose. Tačiau jokios nuoseklios informacijos apie tuos keistus sąjungininkus išgauti nepavyko. Daugiausia, ką policija sužinojo, buvo tai, ką atskleidė vienas ypatingai senas mestizas, vardu Castro. Jis tvirtino plaukėjęs po keistus uostus ir kalbėjęs su nemirtingais kulto vadovais kažkur Kinijos kalnuose. Senasis Castro prisiminė šiurpius padavimus, kurie pavertė teosofų teorijas vaikiškomis pasakomis ir privertė žmogų bei visą pasaulį atrodyti tik neseniai atsiradusiomis smulkmenomis laiko begalybėje. Kadaise
Per nesuskaičiuojamas epochas žemę valdė kiti. Ir jie turėjo didingus miestus. Pasak nemirtingųjų kinų, kuriuos Castro esą buvo sutikęs, jų palikimas vis dar slypėjo milžiniškose, ciklopiškose akmenyse, atokiojo Ramiojo vandenyno salose. Tie viešpačiai išnyko nesuvokiamai senai, dar prieš pasirodant žmonėms, bet buvo menai, kurie galėjo juos pažadinti, kai tik žvaigždės vėl susirikiuos tinkamai amžinajame cikle. Šie didieji senieji, pasakojo Castro, nebuvo padaryti vien iš kūno ir kraujo. Jie turėjo formą, argi ne žvaigždžių rankomis sukurta statulėlė tai rodė. Tačiau ši forma nebuvo iš materijos, kaip mes ją suprantame. Kai žvaigždės buvo teisingoje padėtyje, jie galėjo laisvai nerti per bedugnes nuo vieno pasaulio prie kito. Bet kai žvaigždės nustojo derėti, jie nebegalėjo gyventi. Tačiau nors jie nebegyveno, jie niekada iš tikrųjų nemirė. Jie gulėjo savo akmens kapuose, giliai po bangomis, Reljei miesto griuvėsiuose. Ir ten juos išsaugojo galingojo Katulų kerai, laukdami triumfo valandos, kai žemė ir žvaigždės vėl bus pasiruošusios jų sugrįžimui. Tačiau tam, kad jie pabustų, iš išorės turėjo ateiti jėga, kuri išlaisvintų jų kūnus. Tie patys burtai, kurie saugojo juos nepaliestus, taip pat trukdė jiems patiems pabusti. Jie guli tamsoje, negalėdami pajudėti, tik mąstydami, kol neapskaičiuojamas milijonų metų virtinės slenka pro šalį. Tačiau jie žino viską, kas vyksta visatoje, nes jų kalba tai minties perdavimas. Net dabar jie šneka savo kapuose. Kai po beprasmiškos chaoso amžinybės atsirado pirmieji žmonės, didieji senieji kreipėsi į jautriausius jų protus, suformuodami sapnus, nes tik taip jų kalba galėjo pasiekti žemiškų žinduolių protus. Tada, sušnibždėjo Castro, tie pirmieji žmonės sukūrė kultą aplink mažus stabus, kuriuos jiems parodė didieji. Stabus atgabentus iš tolimų tamsių žvaigždžių dar neaiškiuose laikmečiuose. Šis kultas niekada neišnyks, kol žvaigždės vėl nesusirikiuos tinkamai, o slaptieji žiniai tada atvers Katulų kapą, kad jis prikeltų savo pavaldinius ir vėl imtų valdyti pasaulį. Tai bus lengva atpažinti, nes tada žmonija taps tokia, kokie buvo didieji senieji, laisva, pašėlusi, už įprastų gėrio ir blogio ribų, atmetusi įstatymus ir moralę, kai žmonės šauks, žudys ir svaigs nuo ekstazės. Tada išlaisvinti senieji išmokys juos naujų būdų šaukti, žudyti ir siautėti, o visa žemė degs liepsnose, didingame laisvės ir beprotybės ugnyje. Kol tai įvyks, kultas turi išlaikyti gyvą atmintį apie senasias tradicijas, per ritualus pranašaudamas tą neišvengiamą sugrįžimą. Anksčiau išrinktieji sapnuose kalbėdavosi su palaidotaisiais senaisiais, bet tada kažkas nutiko. Didysis akmeninis miestas Reljei su savo monolitais ir kapavietėmis nuskendo po bangomis. Ir gilių vandenų paslaptis, ta pati pirminė paslaptis, per kurią negali prasiskverbti net mintis, nutraukė tą ryšį. Bet atmintis nemirė. Vyriausieji žiniai sako, kad miestas vėl pakils, kai žvaigždės susirikiuos tinkamai. Tada iš žemės gelmių išlys juodosios šešėlių dvasios, pūvantis migloti padarai, kupini neaiškių išmirusių jūros dugnose surinktų šnabždesių. Bet apie juos senojo Castro liežuvis nepasakė daugiau nė žodžio. Jis staiga nutilo ir jokia gudrybė negalėjo jo priversti kalbėti toliau. Jis taip pat atsisakė pasakyti, kokio dydžio buvo tie senieji. Apie patį kultą jis sakė, kad jo centras slypi bekraštėse Arabijos dykynėse, kur Iremas, kolonų miestas, tebesapnuoja, paslėptas ir nepaliestas. Jis neturėjo nieko bendro su europietišku raganų kultu ir beveik nebuvo žinomas už jo narių ribų. Joks paprastas žmogus niekada apie jį nebuvo skaitęs, nors pasak nemirtingųjų kinų,
Tam tikri užslėpti klodai Necronomicone, bepročio arabo Abdulo Alhazredo knygoje, galėjo būti interpretuojami kitaip tų, kurie žinojo, kaip skaityti. Ypač ta garsioji dvieilė, dėl kurios jau buvo tiek daug ginčytasi. Tas, kuris amžinai gali gulėti negyvas, bet keistose epochose net mirtis gali mirti. Legrase, sukrėstas ir gerokai sutrikęs, bergždžiai mėgino sužinoti ką nors apie kulto istorinę kilmę. Castro regis sakė tiesą, kad tvirtino, kad tai visiškai slaptas mokymas, neturintis jokių aiškių ryšių su žinomomis tradicijomis. Tulano universiteto mokslininkai negalėjo nieko pasakyti, nei apie kultą, nei apie stabą. Ir štai dabar, po tiek pastangų, Legrase atvyko pas aukščiausios kvalifikacijos ekspertus visoje šalyje. Tačiau vietoje atsakymų, tai išgirdo tik profesoriaus Webo pasakojimą apie Grenlandijos legendą. Susidomėjimas, kurį Legrasės pasakojimas sukėlė susitikime, buvo karštligiškas. Ypač todėl, kad stabmeldiška statulėlė jį patvirtino. Net ir vėlesnėje dalyvių korespondencijoje tai buvo pagrindinė tema. Nors oficialiuose draugijos leidiniuose ši istorija buvo vos užsiminta. Atsargumas tai pirmoji taisyklė tiems, kurie yra nekartą susidūrę su šarlatanų ir apgavikų išmonė. Legrase kurį laiką buvo paskolinęs stabą profesoriui Webui, bet po jo mirties atsiėmė jį atgal. Ir štai neseniai pats jį apžiūrėjau. Tai tikrai siaubingas daiktas ir nebejotinai giminingas jaunojo Wilcoxo sapnuose lipdytam atvaizdui. Kad mano dėdė buvo sujaudintas skulptoriaus istorijos, nestebino. Bet kokios mintis galėjo kilti jo galvoje, kai po Legrasės išgirstų pasakojimų apie kultą, jis sužinojo, kad jautrus jaunuolis sapnavo ne tik pelkėje rastojo stabo ir Grenlandijos velnio plokštės atvaizdus, bei tikslės hieroglifų formas, bet ir bent 3 identiškus žodžius, tariamus ir eskimų demonų garbintojų, ir mišrios kilmės Luizianos kulto narių. Tad profesoriaus skubus ir nuodugnus tyrimas buvo visiškai suprantamas. Tačiau aš pats asmeniškai įtarinėjau, kad Wilcoxo sapnai buvo skaičiuotas išgalvojimu. Galbūt jis buvo kažkur atsitiktinai girdėjęs apie kultą, o tada sąmoningai sugalvojo mistinę sapnų seką, norėdamas sukelti didesnę intrigą senam ir mokytam žmogui. Žinoma, profesoriaus surinkti sapnų pasakojimai ir laikraščių iškarpos buvo stiprus patvirtinimas, bet mano racionalus protas ir visa ši pernelyg neįtikima tema vertė mane laikytis mano manymu protingiausių išvadų. Taigi, dar kartą nuodugniai studijavęs rankraštį ir susijęs teosofinės bei antropologinės pastabas su Legrasės kulto aprašymu, aš nuvykau į Providencą, kad pats susitikčiau su skulptoriumi ir pasakyčiau jam tai, ką laikiau tinkamų įspėjimų už tokį įžūlų apgaudinėjimą. Wilcoxo namai vis dar buvo Fleur de Lis pastate, Tomo gatvėje, baisingoje viktoriškoje 17 amžiaus Bretanijos architektūros imitacijoje, kuri apgailėtinai nutinkuota stūkso tarp nuostabių kolonijinių namų ant senojo kalno, pačioje įspūdingiausios Amerikos georginiškos varpinės šešėlyje. Aš radau jį dirbantį savo kambaryje ir iš ten išmėtytų darbų pavyzdžių turėjau pripažinti jo genialumą. Manau, kad ateityje apie jį bus girdima kaip apie vieną didžiausių dekadentų, nes jis jau dabar sugebėjo sustingdyti molyje, o kada nors be abejonės ir įamžins marmurę tuos košmarus ir fantazijas, kuriuos Arturas Makenas perteikė prozoje, o Clarkas Eštonas Smitas pavertė regimybę poezijoje ir tapyboje. Tamsus, liesas ir šiek tiek netvarkingos išvaizdos, jis vangiai atsisuko į mano beldimą ir neatsikeldamas abejingai paklausė, ko noriu. Kai prisistačiau, jo veide pasirodė kažkiek susidomėjimo. Mat mano dėdė buvo sužadinęs jo smalsumą, mėgindamas išnarplioti jų keistus sapnus, tačiau niekada nepaaiškino, kodėl taip domisi. Aš taip pat neatskleidžiau jam daugiau, bet mėginau kruopščiai išgauti iš jo daugiau informacijos. Netrukus įsitikinau, kad jis visiškai nuoširdus. Jis pasakojo apie savo sapnus taip, kaip negalėtų apsimesti ne vienas melagis. Jo pasąmonėje likę prisiminimai buvo taip giliai įsirėžę, kad nebejotinai formavo jo meną. Ir jis parodė man niūrią, liguistą statulą, kurios kontūrai mane beveik privertė sudrebėti. Tokia galinga buvo jos juoda užuomina.
Jis negalėjo prisiminti matęs šio kūrinio originalo niekur kitur, tik savo sapnų bareljefe. Tačiau rankos jį sukūrė tarsi savaime. Nebuvo abejonės, tai buvo tas pats milžiniškas pavidalas, kurį jis apsėstas regėjo klydesiuose. O kad jis nieko nežinojo apie paslėptą kultą, išskyrus tai, ką netyčia išdavė mano dėdės negalestingi klausimai, netrukus tapo visiškai aišku. Ir vis dėlto aš bandžiau įsivaizduoti, kaip jis galėjo įgyti šios siaubingus įspūdžius. Jis pasakojo apie savo sapnus keistai poetinę manierą, perteikdamas juos tokiais šiurpiausiais vaizdais, kad akimis regėjau tą drėgną ciklopišką miestą, pastatytą iš gleivėto žalio akmens. Miestą, kurio geometrija, kaip jis sakė, buvo kažkaip iš esmės klaidinga. Aš beveik galėjau girdėti tą nenutrūkstamą pusiau mintimis sklindantį šauksmą iš po žemės. Cthulhu Ftagn. Cthulhu Ftagn. Tai buvo žodžiai, kurie sudarė tą prakeiktą ritualą, pasakojantį apie mirusio Cthulhu sapnų budėjimą jo asmeninėme kape R'lyeh mieste. Ir nors laikiau save racionaliu žmogumi, jaučiau, kaip manyje kyla nerimas. Vis dėlto buvau įsitikinęs, kad Vilkokso sapnai nebuvo tikri prisiminimai apie kultą. Jis greičiausiai kažkur atsitiktinai girdėjo apie jį, bet pamiršo tarp kitų savo liguistų skaitimų ir vaizduotės klydesių. Tačiau matomai jų jėga buvo tokia didžiulė, kad jie įsiskverbė jo pasąmonę, pasireiškė sapnuose, bareljefe ir siaubingoje statuloje, kurią dabar regėjau savo akimis. Taigi, jei jis ir buvo apgavikas, matyt pats to nesuvokė. Šis jaunuolis priklausė tam lengvai maniakiškam ir truputį arogantiškam tipui, kuris man niekada nepatiko, bet dabar turėjau pripažinti. Jo genialumas ir nuoširdumas buvo nebejotini. Atsisveikinau su juo draugiškai ir palinkėjau jam visokeriopos sėkmės, kurios be abejonės jo talentas nusipelnė. Kulto paslaptis mane vis dar traukė. Kartais net įsivaizduodavau, kaip įgyju šlovę, tyrinėdamas jo kilmę ir ryšius. Apsilankiau Naujajame Orleane, kalbėjau su Legrase ir kitais senosios reido grupės nariais. Pamačiau tą siaubingą statulą ir net ir po tiek metų sugebėjau apklausti išgyvenusius mišrios kilmės belaisvius. Senasis Castro dėja jau buvo miręs, tačiau viskas, ką dabar girdėjau savo ausimis, buvo itin ryškus mano dėdės užrašų patvirtinimas. Visa tai vėl pažadino manyje susižavėjimą, nes jaučiau, kad esu ant tikro, slapto ir neįtikėtinai seno tikėjimo pėdsakų. Atradimo, kuris mane paverstų žymiu antropologu. Mano požiūris vis dar buvo griežtai materialistinis. Ir aš, nors dabar norėčiau ir kitaip, tuo metu užsispyrusiai atmečiau keistą sapnų užrašų ir profesoriaus surinktų laikraščių iškarpų sutapimą. Tačiau buvo viena mintis, kuri mane pradėjo persekioti. O dabar jau žinau, kad tai tiesa. Mano dėdės mirtis nebuvo natūrali. Jis pargriuvo siauroje Kalvos gatvėje, vedančio nuo senovinio uosto kvartalo, kuris knibždėjo svetimšalių mišrūnų, neva netyčia pastumtas jūreivio juodaodžio. Bet aš nepamiršau, kad Luizianos kulto nariai buvo mišrios kilmės ir jūreiviai. Ir dabar manęs nebestebintų, jeigu sužinočiau apie slaptus nuodus ar nematomus dūrius, tokius pat negailestingus ir senus, kaip ir jų mistinės apeigos bei įsitikinimai. Tiesa, Legrase ir jo vyrai liko nepaliesti, bet Norvegijoje kažkoks jūreivis, kuris matė per daug, dabar negyvas. Ar gali būti, kad mano dėdės gilūs tyrinėjimai, prasidėję po susidūrimo su skulptoriaus sapnų duomenimis, pasiekė net tas ausis? Dabar jau manau, kad profesorius Angelas mirė, nesužinojo per daug. Ar tas pats laukia ir manęs? Tai dar pamatysime, nes dabar ir aš žinau per daug. Trečiasis skyrius – beprotybė iš jūros. Jeigu dangus kada nors panorėtų man suteikti malonę, tegul ji būna visiškas ištrinimas tos akimirkos, kai atsitiktinai užmečiau akį į seną popieriaus skiautę. Tai buvo visiškai neįprastas radinys. Niekas iš kasdienybės nevedė prie jo. Senas Australijos laikraščio numeris. Sidnėjaus biuletenis, datuotas 1925 metų balandžio 18 diena. Jis net nebuvo patekęs į iškirpimų biuro rankas, nors tuo metu ten buvo kaupiama visa įmanoma medžiaga mano dėdės tyrimams.
Tuo metu jau buvau beveik nustojęs domėtis tuo, ką profesorius Angelas vadino Katulų kultu. Ir lankiausi pas mokytą bičiulį Pattersoną, Naujojo Džersio mieste. Jis buvo vietinio muziejaus kuratorius, garsus mineralogas. Ir mes kartu tyrinėjome muziejaus saugyklose netvarkingai sustatytus rezervinius eksponatus. Vieną dieną, žvelgdamas į lentynose išdėstytus akmenų pavyzdžius, netikėtai pastebėjau keistą atvaizdą viename iš po jais paklotų senų laikraščių. Tai buvo tas pats Sidnėjaus biuletenis, mat mano draugas turėjo plačius ryšius su įvairiausiais užsienio kraštais. Nuotraukoje buvo pusiau tonų atspausdintas baisios akmeninės statulėlės atvaizdas. Ir ji beveik visiškai sutapo su ta, kurią Legrasė rado pelkėje. Su karštligišku susidomėjimu atkėliau laikraščio lapą, greitai nušluoščiau ant jo pabertus mineralus ir perskaičiau straipsnį, kuris nors ir nebuvo labai ilgas, tačiau jo prasmė smogė tarsi žaibas. Tai buvo naujas, nebejotinas pėdsakas mano jau beviltiškai užgesusioje paieškoje. Aš atsargiai išplėšiau straipsnį, pasiryžęs nedelsiant veikti. Jis skambėjo taip. Paslaptingas, paliktas laivas rastas jūroje. Laivas Vigilant atplaukė vilkdamas beveik neįgalę, ginkluotą Naujosios Zelandijos jachtą. Laive rastas vienas gyvas žmogus ir vienas lavonas. Pasakojimas apie mirtiną kovą ir žūtis jūroje. Išgelbėtas jūreivis atsisako skleisti keistos patirties detalės. Jo daiktuose rastas neįprastas stabmeldiškas stabas. Pradedamas tyrimas. Morrison ir Co. priklausantis krovininis laivas Vigilant, plaukęs iš Valparaiso, šį rytą prisišvartavo Darlingo uoste, vilkdamas smarkiai apdaužytą ir beveik neįgalę, bet stipriai ginkluotą garo jachtą Alert, registruotą Dunedine, Naujojoje Zelandijoje. Šis laivas buvo pastebėtas balandžio 12 dieną 34 laipsniai 21 minutė pietų platumos ir 152 laipsniai 17 minučių vakarų ilgumos koordinatėse. Jo odenėje buvo rasti vienas gyvas žmogus ir vienas jau daugiau nei savaitę negyvas vyras. Vigilant paliko Valparaisą kovo 25 dieną, bet balandžio 2 nukrypo gerokai į pietus, patekęs į itin stipres audras ir milžiniškas bangas. Balandžio 12 dieną įgula pastebėjo dreifuojantį laivą, kuris atrodė visiškai apleistas, tačiau įlipus paaiškėjo, kad jame buvo vienas gyvas, pusiau kliedintis žmogus ir vienas negyvas, jau irstantis kūnas. Gyvasis žmogus gniaužė siaubingą akmeninį stabą, maždaug pėdos aukščio, kurio kilmė visiškai suglumino tiek Sidnėjaus universiteto mokslininkus, tiek Karališkosios draugijos narius, tiek Koledžo gatvės muziejaus ekspertus. Išgyvenęs jūreivis tvirtino, kad stabą rado jachtos kajutėje, mažame drožinėtamame altoriuje. Atgavęs sąmonę, šis žmogus papasakojo neįtikėtiną istoriją apie paritavimą ir kraujo liejimą jūroje. Jo vardas Gustafas Johansenas, norvegas, gana išsilavinęs vyras, buvęs antrasis šturmanas 2 stiebų škunos Emma, išplaukusios iš Oklando į Kaljao vasario 20 dieną su 11 žmonių įgula. Pasak jo, Emma kovo 1 dieną pateko į galingą audrą, dėl kurios nukrypo gerokai į pietus. Kovo 22 dieną 49 laipsniai 51 minutė pietų platumoje ir 128 laipsniai 34 minutės vakarų ilgumoje jis susidūrė su jachta Alert, kurios įgula buvo sudaryta iš keistų, pikta išvaizda, pasižyminčių kanakų ir mištrios kilmės vyrų. Alert nedelsiant pareikalavo, kad Emma apsisuktų ir pasitrauktų, bet kapitonas Collinsas atsisakė. Tuomet keistuoliai užpuolikai staiga ėmė šaudyti iš neįprastai sunkių žalvarinių pabūklų, kurie buvo įmontuoti jachtoje kaip dalis jos įrangos. Emma įgula priešinosi, pasakojo išgyvenęs Johansenas. Nors škuną pradėjo skandinti po vandens liniją paleisti svediniai, jie sugebėjo priartėti prie priešų laivo, įlipti į denį ir susikauti su laukinė įgula. Jie buvo priversti išžudyti visus jachtos įgulos narius, kurių buvo šiek tiek daugiau, tačiau jie kovojo beviltiškai, įnirtingai, bet nerangiai, lyg apsėsti nežmogiško siaubo. 3 Emma įgulos nariai, įskaitant kapitoną Collinsą ir pirmąjį šturmaną Griną, žuvo, o likę 8, vadovaujami antrojo šturmano Johanseno, perėmė užgrobtą jachtą ir nusprendė plaukti toliau pirminiu kursu, norėdami išsiaiškinti, kasgi buvo už šio grasinimo nurodymo apsisukti. Kitą dieną jie pastebėjo ir įsilaipino mažoje saloje, nors toje vandenyno dalyje tokia sala neegzistavo. Kažkokiu būdu 6 įgulos nariai žuvo sausumoje, bet Johansenas apie šį įvykį pasakoja labai nenoriai, minėdamas tik tiek, kad jie įkrito į uolų properšą. Vėliau jis su vienu likusiu draugu grįžo į jachtą ir mėgino ją valdyti,
Bet balandžio 2 dieną juos užklupo siautėjanti audra. Nuo to laiko iki išsigelbėjimo balandžio 12 dieną Johansenas prisimena labai mažai, o svarbiausia, jis net nežino, kada mirė jo paskutinis likęs bendražygis Williamas Braidenas. Braideno mirtis neturėjo jokios aiškios priežasties. Greičiausiai jis neatlaikė įtampos arba mirė nuo išsekimo. Danedino kabelinės žinios praneša, kad Alert buvo gerai žinomas kaip prekybinis laivas, kursuojantis tarp salų, tačiau turėjo prastą reputaciją uoste. Jachtą valdė keista mišrios kilmės žmonių grupė, kurios dažni naktiniai susitikimai ir išvykos į miškus seniai kėlė smalsumą ir įtarimus. Svarbu ir tai, kad Alert išplaukė neįprastai skubotai, būtent po kovo 1 audros ir keistų žemės drebėjimų. Mūsų korespondentas iš Oklando patvirtina, kad Emma įgula buvo nepriekaištingos reputacijos, o Johansenas apibūdinamas kaip blaivus ir patikimas žmogus. Karališkasis admiralitetas rytoj pradės oficialų tyrimą, kuriame bus dedamos visos pastangos priversti Johanseną kalbėti atviriau, nei kad jis tai darė iki šiol. Ir tai buvo viskas. Visa laikraščio iškarpa kartu su pragariškos statulėlės nuotrauka. Bet kokią idėjų laviną tai sukėlė mano mintise. Be abejonės tai nauja informacija apie Katulų kultą. Įrodymai, kad šis siaubingas tikėjimas veikia ne tik sausumoje, bet ir jūrose. Kas paskatino tą keistą įgulą įsakmiai liepti Emą apsisukti? Kas buvo ta nežinoma sala, kurioje mirė 6 žmonės? Ir kodėl Johansenas taip pat kakliai tylėjo? Ką atskleidė admiraliteto tyrimas? Ką Danedine buvo žinoma apie šį prakeiktą kultą? Ir svarbiausia, kokia siaubinga, beveik antgamtinė datų sąsaja slypėjo už visų šių įvykių taip kruopščiai mano dėdės užrašytų. Kovo 1 dieną, pagal tarptautinę datos liniją, tai atsitiko mūsų vasario 28-ąją, įvyko žemės drebėjimas ir audra. Alert su savo bjauria įgula staiga išplaukė iš Danedino, tarsi pakviesti neatidėliotino šauksmo. Kitoje pasaulio pusėje poetai ir menininkai pradėjo sapnuoti keistą šlapę ciklopišką miestą, o jaunas skulptorius miegojo ir rankomis lipdė Katulų atvaizdą. Kovo 23 dieną Emma įgula įsilaipino nežinomoje saloje, kurioje 6 jūreiviai žuvo. Ta pačią dieną jautresni žmonės sapnavo dar ryškesnius, dar siaubingesnius košmarus, kupinus milžiniško padaro kraupaus persekiojimo. Ta pačią dieną architektas išprotėjo, o skulptorius staiga nugrimzdo į kliedesius. Ir kas nutiko balandžio 2? Ta dieną visos sapnuose regėtos vizijos staiga išnyko. Ta diena Vilkokso paslaptingas kraščiavimas staiga pasibaigė ir jis pabudo visiškai sveikas. Kaip visą tai susijęs su Castro užuominomis apie nuskendusius, iš žvaigždžių atvykusius didžiuosius senuosius ir jų neišvengiamą sugrįžimą. Jų kultas slapta garbinanti juos visame pasaulyje ir jų siaubingą galią valdyti žmonių sapnus. Ar aš stovėjau ant beprotybės bedugnės krašto? Ar į mane jau žvelgia šlykštus kosminiai siaubai, kurių žmogaus protas nesugeba pakelti? Jei taip, tai buvo siaubai egzistuojantis tik prote. Mat kažkokiu būdu balandžio 2 sustabdė bet kokią pabaisą, kuri jau buvo pradėjusi savo antpuolį prieš žmonijos sielą. Ta vakarą, po visos dienos skubotų telegramų ir pasiruošimų, atsisveikinau su savo šeimininku ir sėdau į traukinį vykstantį į San Franciską. Mažiau nei po mėnesio jau buvau Danedine, bet ten neradau beveik nieko apie keistolius, kurie seniau šlaistėsi uosto smuklėse. Pakrantės atmatos buvo pernelyg įprastas reiškinys, kad kas nors jomis domėtųsi, nors kai kurie užsiminė apie keistą kelionę į žemyno gilumą. Tada tolumoje buvo girdėti duslūs būgnai, o virš kalvų švietė raudona liepsna. Oklando uoste sužinojo, jog Johansenas po formalaus ir bevaisio apklausinėjimo Sidnėjuje grįžo namo su visiškai pabaltavusiais plaukais. Po to jis pardavė savo namą Vakarų gatvėje ir išplaukė su žmona atgal į savo gimtąjį Oslą. Apie tai, ką patyrė, jis atsisakė pasakoti net draugams. Lėkė nuo bet kokių klausimų, taip pat užsispyrusiai kaip ir admiraliteto pareigūno akivaizdoje. Vienintelis dalykas, kurį išpešiau, tai jo Oslo adresas. Tada išvykau į Sidnėjų, kur vėl nieko nepešiau, kalbėdamas su jūreiviais ir viceadmiraliteto teismo pareigūnais. Pamačiau Alert, dabar jau parduotą ir naudojama komerciniais tikslais, stovinčią Sidnėjaus įlankoje, bet šis nebylus metalo ir medžio luitas man nieko nepasakė. O štai Hyde Parko muziejuje gulėjo prakeikta statulėlė.
vaizduojanti kūginę galvą apsitraukusi, čiuptuvuotą siaubūną su drakonišku kūnu, žvynuota oda, sparnais ir paslaptingais hieroglifais išraižytų pjedestalu. Ilgai ir įdėmiai ją tyrinėjau. Darbas buvo kraupiai meistriškas, o pats objektas buvo persmelktas neapsakomų siaubu, neįtikėtinu senumu ir nežemiška paslaptimi. Lygiai taip kaip mažesnis Legrasės radinys. Muziejaus kuratorius pasakė, kad geologai buvo priblokšti. Pasaulyje nėra tokios uolienos, iš kurios būtų galima pagaminti šį stabą. Tada mane sukrėtė prisiminimas apie Kastro žodžius Legrasijai. Jie atėjo iš žvaigždžių ir atsinešė savo stabus kartu. Tokių minčių apimtas pirmą kartą gyvenime jaučiausi visiškai sukrėstas. Priėmiau sprendimą, privalau susitikti su šturmanu Johansenu Osle. Išplaukiau į Londoną, o ten nedelsdamas įsėdau į laivą Norvegijos kryptimi. Vieną rudens dieną išlipau Oslo uoste, virš kurio kilo tamsus Egebergo kalvos šešėliai. Johanseno adresas, kaip išsiaiškinau, buvo sename karaliaus Haraldo Hadrados mieste, toje pačioje vietoje, kuri visus tuos amžius saugojo Oslo vardą, kai didysis miestas oficialiai vadinosi Kristianija. Trumpai pavažiavęs taksi, sustojau prie senoviško tinku dengto pastato ir jausdamas, kaip plaka širdis, pasibeldžiau. Duris atidarė gedulinga moteris juodais drabužiais ir aš iškart supratau, kad mane pasitiko pralaimėjimas. Gustavas Johansenas buvo miręs. Jo žmona, kalbėdama lėtai ir netvirtai angliškai, pasakė, kad jis neišgyveno ilgai po sugrįžimo. 1925 jūros įvykiai jį galutinai palaužė. Jis niekam nepasakojo daugiau, nei jau kad buvo visai viešai žinoma, bet paliko ilgą rankraštį, kuriame, kaip pats sakė, buvo techninių dalykų. Jis rašė angliškai, akivaizdu, kad norėjo apsaugoti žmoną nuo pavojingos pagundos jį perskaityti. Vieną dieną vaikštinėdamas siaura gatve netoli Geterborgo prieplaukos, iš palėpės lango nukritęs popierių ritulys trenkė jam į galvą ir paploškė ant žemės. Iš karto pribėgo 2 laskarų jūreiviai ir padėjo jam atsikelti, bet tik atvykstant greitai pagalbai, Johansenas jau buvo negyvas. Gydytojai negalėjo nustatyti jokios aiškios priežasties. Oficialiai jo mirtis buvo priskirta širdies sutrikimui ir nusilpusiam organizmui. Bet aš jaučiau, žinojau, tai nebuvo atsitiktinumas. Ta akimirka mane įsikūrė tamsus siaubas, kuris nepaliks manęs iki pat mano paties pabaigos, atsitiktinės ar kitokios. Įtikinęs našlę, kad mano ryšys su jos vyro techniniais dalykais buvo pakankamai svarbus, gavau rankraštį, jį pasiėmiau ir pradėjau skaityti jau plaukdamas atgal į Londoną. Tai buvo paprastas padrikas tekstas, naivaus jūreivio mėginimas užrašyti atbulinę dienoraščio versiją, prisimenant paskutinę siaubingiausią kelionę. Negaliu perteikti viso jo turinio, galbūt tai nauda. Nerankūs sakiniai, pasikartojimai ir nerišlūs prisiminimai atskleidė pakankamai, kad jūros plakimas į laivo šonus man tapo nepakeliamas ir aš užkimšau ausis vata. Johansenas, ačiū Dievui, nesuprato visko, nors jis matė miestą, nors jis matė tą padarą. Bet aš dabar žinau daugiau. Aš niekada nebemiegosiu ramiai. Žinau, kad už mūsų gyvenimo šydo slypi nepertraukiama beprotybė, kad senovinės šventvagiškos pabaisos iš svetimų žvaigždžių svajojančios vandenyno gelmėse turi siaubingą sąjungininką šiame pasaulyje. Kultą, kuris jų nesibaigiančiam košmarui yra ištikimas kaip šuo. Kultą laukianti kito žemės drebėjimo, kuris vėl iškels į saulės šviesą tą košmarišką akmenų miestą. Johanseno kelionė prasidėjo būtent taip, kaip jis pasakojo viceadmiraliteto pareigūnams. Ema išplaukė iš Oklando vasario 20 dieną, plaukdama be krovinio ir pateko į tą patį žemės drebėjimo sukeltą siautulingą štormą, kuris regis iš jūros gelmių išlaisvino košmarus, skverbusius į žmonių sapnus. Po audros, vėl atgavęs kontrolę, laivas sėkmingai judėjo pirmyn, kol kovo 22 dieną jį sustabdė Alert. Skaitant Johanseno aprašymą, jautėsi jo apmaudas, kai jis pasakojo apie Emos apšaudymą ir nuskandinimą. Apie tamsiaodžius kulto fanatikus Alert Dendenyje jis rašė su tikru siaubu. Jų buvime buvo kažkas neapsakomo, iš esmės nešvaraus,
Kažkas, dėl ko jų sunaikinimas atrodė ne kerštas, o būtinybė. Johansenas netgi nesuprato, kodėl jo įgulai teismo metu buvo mestas kaltinimas žiaurumu. Tarsi toji žmogiška mėsa iš vis būtų verta užuojautos. Tačiau jų kelionė dar tik prasidėjo. Paimta grobį, alert jachtą, užvaldė smalsumas. Ir dabar Johanseno vadovaujama įgula pajudėjo dar gilyn į nežinomybę. Tada jie pamatė jį. Didžiulį akmeninį stulpą, iškilusi virš jūros, o netrukus ir pakrantę. Pietų platuma 47 laipsniai 9 minutės. Vakarų ilguma 126 laipsniai 43 minutės. Dumblu, gleivėmis ir žolėmis apaugę ciklopiniai griuvėsiai. Jokios abejonės. Tai buvo žemės didžiausio košmaro įsikūnijimas. Lavonų miestas R'lyeh. Sukurtas neapsakomais laikais, dar prieš bet kokią žmonijos istoriją. Jį pastatė ne šios planetos būtybės, nežmoniški, milžiniški padarai, nutekėję į mūsų pasaulį iš tamsių nežinomų žvaigždžių. Būtent čia ilsėjosi didysis Cthulhu ir jo orda. Savo šlapiose gleivėtose požemėse jie laukia nesuvokiamą amžinybę. Ir dabar po neįsivaizduojamų laikmečių jų mintis pagaliau vėl ėmė sklisti. Jie kėlė baimę jautriausių žmonių sapnuose. Jie kvietė savo ištikimuosius, kad šie atvyktų į piligriminę kelionę, kad išlaisvintų ir atgaivintų jų viešpatavimą. Johansenas to nesuprato, bet prisiekiu Dievui, jis netrukus pamatė pakankamai. Iš jūros buvo iškilusi tik viena kalno viršūnė, ta siaubinga citadelė, ant kurios viršaus buvo palaidotas didysis Cthulhu. Aš negaliu galvoti apie tai, kas gali glūdėti gilyn po vandeniu. Nes jei iš tikrųjų visa tai tebėra ten, galbūt man geriau iš karto pasitraukti iš šio pasaulio. Johansenas ir jo vyrai sustingo iš siaubo. Jie negalėjo suvokti, ką mato. Šis miestas, tysantis paamžiną žalumą ir dumblu, buvo kažkas nežemiško. Jie jautė tai instinktyviai. Jokiam sveikam protui tokie akmens luitai nebuvo priimtini. Jokioje žemės civilizacijoje tokie monolitai negalėjo būti pastatyti. Didžiuliai žalsvi blokai, didžiausio aukščio skulptūros, monstriški reljefai, viskas tobuloje atitikties harmonijoje su tuo keistu stabu rastu alert laive. O tai, kaip Johansenas aprašė miestą, buvo labai keista. Jis net nebandė apibūdinti konkrečių pastatų, jis rašė apie formas, apie gigantiškas, nenatūralias plokštumas ir kampus. Akmuo buvo neteisingas, jo geometrija nenatūrali, neuklidinė. Jis tryško svetimų iškreiptų matmenų pojūčių. Ir tada aš prisiminiau, ką pasakojo Vilkokas apie savo sapnus. Jis matė tą patį. Jis kalbėjo, kad geometrija jo sapnų mieste buvo iškreipta, neįsivaizduojama, tokia, kokia gali egzistuoti tik anapus mūsų erdvės ir laiko. O dabar paprastas neraštingas jūreivis stovėjo priešais šią siaubingą tikrovę ir jautė tą patį. Johansenas su savo vyrais išsilaipino ant šlaito dumblinoje pakrantėje, šio siaubingo neožemiško akropolio, ir ėmė kopti aukštyn per titaniškus gleivėtus akmens blokus, kurie negalėjo būti mirtingųjų pastatyti laiptai. Net dangus čia atrodė iškreiptas. Saulė, žiūrint pro keistą polarizuojančią miglą, kylančią iš šio jūros persmelkto košmaro, atrodė keistai susisukusi, o akmens plokštumų kampai keistai mainėsi vietomis. Vieną akimirką jie atrodė išgaubti, o kitą įgaubti. Kiekvienas iš jų jautė artėjantį siaubą, nors kol kas jie matė tik uolienas, dumblą ir piktžoles. Jie būtų bėgę, jei ne baimė pasirodyti bailiais prieš kitus. Visi pusiau prievarta ėmė ieškoti kažkokio relikto, kurį galėtų pasiimti su savimi, bet vėlgi beprasmiškai. Tada Rodrigesas, Portugalas, užkopė ant monolito pagrindo ir suriko. Jis kažką rado. Kiti suskubo paskui ir tada jie pamatė jį. Didžiulį, išraižytą akmeninį varto pavidalo paviršių, padengta jau gerai pažįstamu kalmaro drakono reljefu. Johansenas rašė, kad tai buvo tarsi didžiulis tvarto vartas. Ir visi jautė, kad tai vartai, nes jie turėjo slenkstį, apvadus, dekoratyvias briaunas.
tačiau niekas negalėjo pasakyti, kaip jie yra padėti. Ar tai buvo liukas, įrengtas link plokštumoje, o gal paviršinis rūsio įėjimas, atsirėmęs kampu į žemę. Tačiau kaip tai įmanoma, jei pati žemė nebuvo horizontali? Jų akys nieko nebesuvokė. Matėsi tik prasilenkiančios realybės, kurioje visi pasaulio dėsniai tapo beverčiai. Braidenas pamėgino pastumti akmens plokštumą. Nieko. Tada Donovanas pradėjo atsargiai spausti kraštus, ieškodamas plaptos spragos. Jis judėjo, lipdamas ar slysdamas, bet kaip suprasti, kas yra lipimas, jei nebeaišku, kas yra aukštyn. Ir tada tai įvyko. Milžiniška plokštuma, tokia didžiulė, kad atrodė kaip ištisas žemės plotas, lėtai ir tyliai ėmė linkti į vidų. Ji buvo subalansuota. Durys, nesuvokiamai senos, nesuvokiamai didelės. Ir jos atsidarė. Jie visi stebėjo, kaip išraižyta akmens plokštuma grimsta gilyn, pažeisdama kiekvieną žinomą perspektyvos dėsnį. Tai negalėjo būti realu, bet tai vyko. Atsivėrusi anga buvo juodesnė už bet kokią įsivaizduojamąją tamsą. Ne šiaip sau juoda, o beveik apčiopiama, kaip sustingęs šešėlis. Tai buvo ne šviesos trūkumas, bet tikra, alsuojanti tamsa. Ir įterijo vidinės sienas, kurios turėjo būti matomos, bet vietoje to išsiveržė į išorę, it amžius įkalinta migla, tarsi dūmai. Saulė susitraukė, tapo keistai nelygi, it kažkas būtų pavogęs jos dalį, o virš kraupaus miesto pasklido kažkas suglebusio, plevenančio, kažkas, kas neturėjo spurnų, bet vis dėlto plasnojo, ir tuomet vokstelėjo kvapas. Nepakenčiamas. Tokio neįmanoma net palyginti su niekuo žemišku. Hawkinsas krūptelėjo, jis išgirdo garsą. Šlapę, glitų, gleivingą garsą. Visi sustingo įtempę ausis. O tada jis išlindo. Įžengė, įsigrūdo. Žalsvas, drebučiais varvantis milžinas. Savo kūnu įspaudžiantis tamsą lauk, šliaužė lauk iš juodosios angos pragaro. Tuomet Johanseno raštas ėmė irti, jo ranka vos bevirpėjo. 6 vyrai niekada negrįžo į laivą. Jis mano, kad 2 mirė iš gryno siaubo, tą pačią akimirką, kai jis pasirodė. Bet kaip aprašyti tai, kam nėra žodžių? Kalbos nepakanka, kad perteiktų tą beprotybę. Už kalnus didesnis košmaras įgavo formą ir ėmė slinkti pirmyn. Dieve! Kaip negali stebėtis, kad architektas kitame pasaulio gale tuo pačiu metu išprotėjo, o vilkokas parpuolė į karštligišką kliedesį. Tai buvo jo laikas. Jo kultas laukia amžinybė. Bet klaida, menkas atsitiktinumas, nekalti jūreiviai, jie padarė tai, ko šimtmečius siekę fanatikai nesugebėjo. Žvaigždės vėl buvo tinkamoje padėtyje ir didysis Katulu pabudo. Ir jis troško. Pirmieji jo nagai užsivėrė ant 3 vyrų. Jos buvo per vėlu gelbėti, jie dingo gleivingose letinose dar prieš kam nors sureaguojant. Tegul jie ilsisi, jei tokiame pasaulyje apskritai įmanoma rasti ramybę. Donovanas, Gverera, Angstromas, jų nebebuvo. Parkeris dar spėjo suklupti, tada jį prarijo akmens kampas, kuris neturėjo ten būti. Kampas buvo aštrus, bet elgėsi lyg bukas. Liko tik 2, Braidenas ir Johansenas. Jie puolė prie valties, o tuo metu monstriška neapibrėžiama šlykštynė šliaužė paskui, jos kūnas besitriekdamas per slidaus akmens šlaitą. Jis sustojo tik tada, kai pasiekė vandens kraštą. Garo slėgis dar nebuvo visiškai nukritęs, nepaisant to, kad visi buvo išlipę į krantą. Todėl pakako keleto karštligiškų sekundžių, lakstant tarp valdymo rato ir variklių, kad alert vėl atgytų. Lėtai, klampodama per tas mirtinas gelmes, ji pradėjo ardyti užnuodytus vandenis, o tuo tarpu tas titaninis padaras
išsiropštęs iš užmirštų žvaigždžių, seilėdamasis ir išprotėjęs staugė ant svetimos nežemiškos pakrantės akmenų, primindamas aklą Polifemą, keikianti nuo jos sprunkančius Odisėjo jūreivius. Tačiau dar įžūlesnis nei mitinis ciklopas, Katulu nuslydo gleivėmis varančią masę į vandenį ir pajudėjo paskui, milžiniškais bangas draskančias mostais, kurių kosminė jėga buvo neapskaičiuojama. Bridenas atsigręžė ir išprotėjo. Jis pradėjo kvatoti, kiekvieną kartą vis smarkiau. Ir taip, kol viena naktis jo nepašaukė į nebūtį, palikdami Johansiną vieną su savo klydesiais. Bet Johansinas dar nebuvo pasiruošęs pasiduoti. Jis žinojo, kad Alert nesugebės pabėgti, kol garo slėgis nebus maksimalus. Todėl jis pasirinko vienintelį įmanomą išeitį, beprotiškai aklą kaip pati visata. Jis paleido variklius visu greičiu ir žaibiškai užbėgęs ant denio pasuko laivo vairą atgal. Povandeninės srovėjame siautėti vanduo užvirė, o tuo pat metu monstriškas medūzos kūnas, didžiulis ir gleivingas kaip demoniškas karo laivo korpusas, pakilo virš bangų ir artėjo prie Alert nosies. Jis buvo per arti. Per arti. Milžiniška čiuptuvų raizgalynė jau siekė bušprito, bet Johansinas nė akimirkai nesulėtino laivo. Smūgis sudrebino viską. Plyšimas prilygo sprogstančiam pūsliniam padarui. Šliurkštėjo kažkas šlikštaus, užgriuvo baisus tvaikas, lyg 1000 atvertų kapų būtų praplyšę vienu metu, o tuomet pasigirdo garsas. Garsas, kurio Johansinas niekada nedrįso užrašyti. Akimirką viską užpylė žalios deginančios miglos debesis, o tada tikrai buliuojantis išdavikiškas virimas ten, kur ta neprašoma besiformuojanti amforinė bjaurastis jau vėl rinkosi savo pirminę formą. Kol tuo pat metu Alert, vienintelis gyvas šios kosminės katastrofos liudininkas, šovė į priekį, vedamas nesustabdomos garo jėgos. Tai buvo viskas. Po to Johansinas tik sėdėjo kajutėje, spoksodamas į stabą, retkarčiais pasirūpindamas maistu savo ir šalia sėdinčiam isteriškai krizenančiam bepročiui. Jis nebandė vairuoti laivo po to pirmojo beprotiško pabėgimo. Reakcija atėmė iš jo kažką daugiau nei tik jėgas. Tada atėjo balandžio 2 audra ir tamsus debesis užkliuvo ne tik dangų, bet ir jo paties sąmonę. Johansiną apėmė beformis siaubo verpetas, lyg jo siela būtų išplėšta iš kūno ir bloškiama per skistus begalybės sūkurius. Lyg jis būtų įsiurbtas į kosminę tamsą ir lekiantis bejėgiškai kaip kometos uodega per griūvančius pasaulius. Nukrentantis į bedugnę, šokantis atgal į mėnulį, vėl krentantis žemyn, amžinai blaškomas tarp pragaro duobių ir žvaigždžių, o aplink jį plyšojo juokas, nežmoniškas, pasiutęs, iškrypęs. Senieji dievai kvatojo. Žali, sparnuoti demonai iš Tartaro tyčiojosi. O tada iš sapno atėjo išgelbėjimas. Vigilant. Teismas. Danedino gatvės. Ir ilga kelionė atgal, namo, į senąjį namą prie Egebergo. Jis negalėjo pasakoti niekam. Jie būtų palaikę į pamišėlių. Jis galėjo tik rašyti. Rašyti, kol mirtis ateis. Ir su laime ištrins prisiminimus. Tai buvo tas dokumentas, kurį perskaičiau. Dabar jis padėtas į skardinę dėžutę šalia reljefo ir profesoriaus Angelo rankraščių. Drauge su juo keliaus ir šis mano liudijimas. Tai testamentas mano paties sveikam protui, paskutinė pastanga sudėlioti tai, ką Dieve duok, niekas daugiau niekada nesudėlios iš naujo. Aš pažvelgiau į pačią baisiausią šio pasaulio gelmę. Ir dabar man net pavasario dangus ar vasaros gėlės amžiams tvoks puvėsiu. Bet nemanau, kad ilgai gyvensiu. Kaip išėjo mano dėdė, kaip išėjo vargšas Johansinas, taip išeisiu ir aš. Aš žinau per daug. O kultas vis dar gyvas. Katulų vis dar gyvas taip pat, manau. Vėlį kalintas akmeninėje bedugnėje,
ten, kur tūnojo dar tada, kai saulė buvo jauna. Jo prakeiktoji šventykla vėl nugrimsto po bangomis. Vigilant plaukia virš jos po balandžio audros. Tačiau jo tarnai ant žemės vis dar kliedi. Vis dar šėlsta aplink stabais puoštus monolitus. Vis dar aukoja savo kruvinus ritualus tuščiuose pasaulio užkampiuose. Jis greičiausiai buvo užspeistas atgal į prarają, kai miestas nugrimsto arba pasaulis jau buvo pamišęs iš siaubo. Bet kas žino pabaigą? Kas pakyla, gali ir vėl nugrimsti. Kas nugrimsto, vieną dieną gali sugrįžti. Siaubas laukia ir sapnuoja po jūrą, kol puvėsiai lėtai apglėbia merdžiančius žmonijos miestus. Ateis laikas, bet aš negaliu. Negaliu apie tai galvoti. Tegul tie, kas ras šį rankraštį, būna labiau atsargesni nei drąsūs. Tegul uždaro jį ten, kurio daugiau niekas nebematys.